¿Te creen que es? Važiavom į salą. Sveiki atvykę į mano naują video. Šiandien filmuosiu vlogą iš Švedijos. Kol kas aš esu namie, mes dar tik ruošimės ir kažkur už 20 minučių važiuosim į oro uostą. Šiandien yra lapkričio 1 diena ir mes taip spontaniškai prieš kelias savaitės su šeima nusprendėme išvažiuoti per šias atostogas į Švediją keliom dienom. Tai šiandien yra 1 diena lapkričio, tai mes grįšim lapkričio 4. Aš manau, ši kelionė, nors nėra gal tokia ilga, bet tikrai gausis labai faina, nes aš visų pirma niekada nebuvau Švedijoje ir mes ten susigalvojom visokiausių dalykų, kuriuos mes darysim, tai aš manau, turėtų būti labai linksma. Gal prieš kokias 10 minučių atvažiavom mūsų viešbutį pagaliau. Mes, nežinau kodėl, bet labai sunkiai radom jį. Žinokit, aš nežinau, kiek aš jums dabar papasakosiu, nes jau visai vėlu yra ir reikėtų eiti jau miegoti ir sėtis. Tai jeigu ką, aš tiesiog daugiau parodysiu, papasakosiu rytoj, nes iš tikrųjų net nėra daug ką rodyti. Tai va. Taigi mes jau atsisėdame į mašiną, tuo keliausime į mūsų pirmą vietą ir tai bus muziejus. Aš nepamenu, ar sakiau ar ne, bet vakar mes išsinuomavom mašiną ir taip pat mes viešbutyje turime 2 kambarius, tai aš su broliu, o kitam kambarį yra mano tėvai su sese, tai mes taip atskirai. Ir jo.
Taigi, aš dabar pagaliau grįžau į viešbutį ir galėsiu jums truputį papasakoti, ką mes šiandien veikėme. Kaip jūs galėjote pastebėti, mes labai daug vaikštom, visai kažkur einam, tai nebuvo tokio momento, kad aš galėčiau ramiai sėsti ir papasakoti, ką mes veikiam, tai dėl to tiesiog darau tai dabar, kai esu kambarį viena. Kaip jūs galėjote matyti, mes šiandien ten nuvažiavome į muziejų, tai man tas muziejus labai patiko, aš manau, aplamai visai šeimai jis patiko. Jis nebuvo toks paprastas, kad tiesiog vaikštai ir ten tiesiog parodėte kažkas, o ten buvo keli aukštai, labai tokios įdomios lokacijos, buvo aplinka tokia kitokia, tai buvo daug įdomiau tiesiog žiūrėti, stebėti, kas ten yra. Šiaip mes šiandienai turėjom kaip ir tokį planą, ką veikti, bet galiausiai mes labai spontaniškai viską darėme. Mes po muziejus paskui nuvažiavome į patį miesto tokį centrą, senamiestį ir ten pasivaikščiom. Tai buvo labai daug žmonių, tai mes tiesiog vaikščiom ten visur ir dar taip pat buvo visai šalta, nes buvo tiesiog labai stiprus vėjas ir pagal programėlę tai rodė, kad oras jaučiasi kaip -3, tai mes kažkaip nežinau, nesitikėjom, kad ten tai bus. Tiesiog visai anksti grįžom į mašiną ir tada važiavom, nupirkom bilietus į tą tokį Skyview dalyką. Irgi matėte, kur mes kilom, tai irgi pasižiūrėjom, ten aplinkui buvo saulėlydis, tai pataikėm į tokį gerą laiką, buvo gražu pasižiūrėti. Ir tada po šito mes sprendėme važiuoti jau valgyti, tai mes suradome ten tokį restoraną, pasidėjom, pavalgėm ir tada važiavom atgal į mūsų viešbutį, kuris yra truputį toliau nuo Stokholmo, tai reikėtų truputį pavažiuoti. Ir tada, kai mes važiavom, vis tiek gal buvo kažkur apie 6 valandą vakaro, tai visai anksti, tai mes nusprendėm su mama nueiti pasivaikščioti po šitą vietą tiesiog, kas yra aplinkui, tai mes suradom ten prekybcentrį, kaip galėjote matyti, tai pasivaikščiom po parduotuvės, šiaip nieko labai gero neradom, tiesiog nupirkom ten truputį saldainių, tiesiog draugam. Ir tada taip pat užėjome parduotuvę ir apsipirkom tiesiog maisto. Surasti kažko gero, kad nupirkti savo arba tiesiog draugam, tai nelabai ten kažkaip ir buvo. Tai mes tiesiog, man viena draugė paprašė nupirkti jai saldainių ir aš pagalvojau, kodėlgi nenupirkti dar kitiem tokių pat saldainių, nes nežinau. Aš manau, jie turėtų bus skanus ir yra švediški, tai jo, aš nupirkau tokių kažkokių saldainių. Tiesiog paprasti guminukai. Nesakau, mes su mama ieškojom, bet galiausiai nieko gero neradom, nei savo, nei ten kažkam, tai mes tiesiog taip paprastai pasivaikščiom ir viskas. Dabar aš manau jau po truputį eisiu praustis ir gulsiu, nes tiek dabar yra kažkur manos 9 valanda, arba dar vėliau, iš tikrųjų net nežinau, bet rytoj reikės vėl anksti keltis ir mes vėl važiuosime į miestą, nes ten mes tikriausiai arba nueisime dar muziejų, arba tiesiog pasivaikščiosime ir tada pas mus 2 valandai yra toks renginys vienas. Aš manau, jūs tikrai daug daugiau pamatysite rytoj, nes pasakoti tai aš nežinau, ką aš daug papasakosiu, bet tiesiog ten yra toks renginys Mamma Mijos tematika. Bus patalpa, kuri bus padaryta panašiai į Mamma Mijos visą vietą ir ten tiesiog mums bus paruošti patiekalai, mes valgysime ir taip pat ten bus šou. Aš, kaip suprantu, ten kažkas dainuos. Ten, tiesiog turėtų būti labai labai faina, tai manau tikrai daugiau pamatysite rytoj. Taigi, mes ką tik pavalgėm, aš ką tik prisiminiau, kad aš visiškai pamiršau nufilmuoti, ką aš valgiau šiandien, bet buvo kaip ir viskas tas pats, ką aš vakar valgiau. Tai jo, vėl pasidariau su savim arbatos, nes čia yra tie podeliai su savim, tai patogu pasiimti. Ir jo, dabar mes iš karto jau, kai pavalgom, tiesiog ateinam, apsirengiam ir išeinam. Taigi mes dabar atvažiavome į šitą... Mes dabar atvažiavome į salą, kur yra, galim sakyti, beveik visi muziejai, man rodos, tokie patys populiariausi. Ir mes dabar tiesiog čia vaikščiosim, lauksim šito Mamma Mia party ir jo, galbūt nueisim į Avos muziejų, jeigu bus laiko. Ir jo, tiesiog vaikštom.
yra pirmadienis, tai aš praleidžiu mokyklą. Jis nėra labai gerai, nes aš ir taip sirgau jau 2 savaitės, tai labai daug praleidau, bet ką jau padarysi. Tai jo, vis tiek šiandien grįšim ir jo, rytoj jau reikės mokyklą.